Seniai, vienoje vietoje, kur daug durpių ir pelėsių, grindys traška, o duris išpūvėsių, buvo velniškai dieviška gimnazija, VDG. Parkeliavo paprastos vertingos mokinės į skaistyklą pas Šventąjį Petrą, prašyti išminties ir paklausti, kur galėtų pasidėti savo mantą. Hey, sister, go, sister, song, sister, go, sister. Gavomės, dažėmės, kodėl biškai pramiegojau. Šventas Petras pagalvoja, kad jiems reikėtų pasidėti kažkur į savo mantą ir pasakė, Добрый день, какие красивые девушки, galite eiti ten, kur pasidėti tenais savo kurtkės. Ir nukreipė jas į dangų, kurios ten iškeliavo. Atkeliavus, jas pasitiko Dievas, pilnas laimės ir trykštantis iš džiaugsmo. Dievas pasikvietė savo pagalbininkes ir štai pasidėjo pirmoji mokinė savo mantą. Po to pasidėjo ir antroji, o kai atėjo laikas trečiai pasidėti, Dievui iškėjo, kad danguje daugiau ženkliukų nebėra. Dievui beliko jas ją nusiųsti tik iš skaistyklą, nes tik ten yra pakankamai vietos visiems. Pasimetusi ir išsigandusi mokinukė nežinojo, ką daryti ir grįžo pas Šventąjį Petrą prašyti išminties. Šventas Petras irgi nežinodamas, ką daryti, pasakė, nu va, pavėlavai ir danguje vietos neradai, išeitis vienintelė yra, šliaužti pragarą dabar, saugotis vaikelį tu, velnio užmačių pikčių, sėkmės tau ten. Mokinė atkeliavo į pragarą ir štai jinai savo akimis pamatė didžiąją karalienę Nastę. Patinka muilo operos, miega nugarą. Šaltų veidų juos pasitinka klastingoji tironė. Jinai pasipiktinosi mokinės viltingumu. Įsidrąsinusi, mergina paprašo. Ko paprašo? Gražiausia iš visų, gal galiu pasidėti man? Ne! Mergina supykusi pasiema su savimi savo mantą ir išeina pas Šventą Petrą paskųsti, kokia jinai yra nedorėlė. Šventasis Petras išklausė merginos ir viską puikiai suprato. Po kiek laiko karalienei Nastai toptelėjo, kad jai visai galėtų susidaryti gerą įspūdį prieš Šventą Petrą ir pamėginti grįžti atgal į dangų. Čia ne rokas, ne? Rokas. Čia rokas vaidina.
Bet gerai atrodėsi. Aš žinau, čia dirbu, tai rūdiniai visi vaikai. Kėlį. Tai gal galiu į dangų? Po tokių įtikinėjimų, šventajam Petrui tiesą sakant, pabodo jos dėkingumas, nes jis viską žinojo, kaip elgėsi su vargšais vaikais ir parodė jai jos pačios padarytas blogybės. Užnisa mane čia dirbti. Nesąmonė. Dėkusiu. Tai labą dieną, panelė. Labą dieną. Kokia bloga nuotaika šiandien jūsų? 4 nuotaika. Jėzu. Palauk. Kaip tu čia man padavai? Kaip padaviau? Kaip reikia paduoti striukę? Mokė? Išlepinti tai. Bet tai pakavos nėra. Žodžiu, gal kažkas nepavalgyti? Wow. Vėl tu. Ką čia darom? Ką iš čia? Ne ta rūbinė. Broli. Koks numeris? Ne ta. Eini. Tai kad ta, man atrodo. Tai ne ta. Žiūrėk numerį gerai. Tai iš... Tai va, kaip nedabaigiau pasakot. Tas, žinai, prie Ruso mes ten dirbom. Atsimenu, buvo Simono Daukanto vidurinė mokykla, bet... A vėl tu? Taip, vėl aš. Vėl tu su savo tam. Ko? Galit kelti. Ką įkelti? Nu kaip tai ką, mano tašė? Nepriimam mes tų tašių vaikinčių. Nėra. Tu užduok. Supykusi ir nemaloniai pasijutusi karalienė Nastė grįžta į savo pragarą. Visiškai nusivylusi pas savo berniukus, kurie ją guodžia. Dėl tokios nesėkmės karalienė pradeda elgtis lyg primadona. Pradeda isterikuoti, daužyti aplinkinius daiktus, vaidasi piktais žodžiais ant visų sutiktų žmonių per visą savo gyvenimą, o ypač ant Šventą Petrą. Nes jinai žino, kad tik savoje teritorijoje jinai gali taip elgtis. Juk liaudės išmintis byloja, jog savam kieme šuva ir vilko nebijo.